Miško monologai. Aš Laurynas. Palydovė prodiuserė Ūla tarp žolių. Man iš dešinės. Ir šiandien po daugelio bandymų ir kelių skambučių žmonai, ko man pasidalint su tokiu klausimu. Kuo aš noriu pasidalinti šiandien? Tai galbūt aš noriu pasidalinti savo asmeninę gyvenimo filosofiją, konceptu, kurio vadovaujuos, kuris man padeda. Padeda vis rasti kažką pozityvaus, auginančio ir prasmingo kiekvienam savo gyvenimo žingsniu. Ir teigiamose ir neigiamose patirtise. Ta mano gyvenimo filosofijos koncepcija, jinai man padeda. Labai smarkiai padeda, jinai yra tokia filosofija, kuri mane veda į priekį, mane palaiko, mane skatina, mane džiugina. Ir tos gyvenimo filosofijos idėja yra labai paprasta. Tai kviečiu pasiklausyti ir pabandyti suprasti ir galbūt leisti sau įsileisti idėjas, kuriomis aš dalinuosi, ir galbūt tai bus prasminga ir gražiai praturtinanti patirtis tau taip pat. Taigi idėja yra tokia. Kiekvienas iš mūsų esam matę filmą, serialą, kažkokius tokius ir panašius dalykus. Visą laiką filme būna pagrindinis herojus. Jeigu įdėmiai žiūri filmą, visada pastebėsi tokį dalyką, kad filme niekada nėra parodomos nereikalingos detalės. Tai gali būti sekundės trukmės kadras, kur kažkas kažką padėjo į stalčių, ir žiūrint filmą paskui paaiškės, kodėl tas kadras parodytas. Kiekviena akimirka, filmo akimirka yra kažko svarbi. Tai mano idėja gyvenimo filosofijos yra tai, kad aš esu savo gyvenimo dramos pagrindinis herojus. Viskas, kas įvyksta mano gyvenimo filme, kiekviena smulkmena, yra svarbi. Jinai kažką reiškia visoje šitoje mano siužeto linijoje, visoje šitoje mano dramoje, gyvenime, komedijai, veiksmo filme ar panašiai, fantastiniam filme, kaip čia kiekvieno individualus pasirinkimas, koks yra jo gyvenimo filmas. Tačiau esmė yra tai, kad aš esu savo gyvenimo centras, savo filmo pagrindinis personažas, kuriam nutinka visokie dalykai, kuriam nutinka visokios patirtis. Ir kadangi aš esu savo filmo pagrindinis herojus, tuo pačiu prodiuseris ir režisierius to filmo, nes aš galiu pasirinkti, ką man reiškia vienokia ar kitokia patirtis. Aš galiu dėlioti scenarijų, suteikti įvykiams įvykstančiams mano gyvenime tam tikrą prasmę. Ir tik mano pasirinkimo dėka ir ta prasmė, kuri vyksta man dėka tam vienokio ar kitokio įvykio ir susitikimo, tik mano pasirinkimas, ar bus mane skatinanti, auginanti, vedanti kažkur, ar tai bus kažkokia negatyvi, mane žlugdanti, stabdanti, ribojanti patirtis. Kadangi mano gyvenime, kaip ir mano gyvenimo filme, niekas nevyksta veltui. Kiekvienas susitikimas, kiekvienas įvykis kažką reiškia ir jis įvyksta man ir dėl manęs. Kadangi savo siužeto liniją aš keliauju kažkokią herojaus kelionę,
kurioje viskas vyksta tam, kad aš atsiskleisčiau ir išpildyčiau savo potencialą kaip pagrindinis personažas savo gyvenimo dramos. Ir kaip prieš tai minėjau, aš kaip režisierius ir prodiuseris to paties filmo aš galiu pasirinkti, kokią reikšmę aš suteikiu įvykstantiems dalykams mano gyvenime. Taigi, jeigu mane atleido iš darbo, aš susipykau su draugu, susipykau su mylimąja, su žmona, aš patiriu kažkokius konfliktus su savo vaikais. Viską matant, ką aš minėjau apie tą filmą, apie aktorių, prodiuserį, režisierių, žiūrint visą tai iš paukščio skrydžio, matant tai viską vienam dideliam paveiksle, kaip visa tai yra tarpusavy susiję, patirdamas vienokias ir kitokias patirtis, aš galiu savęs paklausti, ko mane tai moko, kur mane tai veda. Ką aš galiu išmokti iš tokios vienokios ar kitokios patirties ar vienokių ir kitokių santykių. Kokią prasmę aš tame įvykyje randu, gilesnę prasmę. Ką visą tai man reiškia, kur mane tai veda, ką man tai duoda, kaip mane tai augina, ką aš galiu išmokti, kaip aš galiu iš to patobulėti. Ir jeigu aš patikiu ir įsileidžiu savo vidų tokią filosofiją ir tokią sistemą, aš tampu savo gyvenimo centru, mano supratimu, kur viskas, kas vyksta, kas paliečia mane, kas vyksta mano gyvenime ir kažkokiu būdu liečia mane, tampa prasminga, naudinga. Aš visom savo patirtim galiu pasinaudoti. Aš jas galiu įprasminti, aš jomis galiu pasinaudoti, jas gali tapti mane auginančiomis, vedančiomis, kažkur mane formuojančiomis per naudingą prizmę, patirtimis. Ir tik mano laisvas pasirinkimas, kaip aš to pasinaudosiu, ką aš iš to pasiimsiu ir kaip tai mane augins, keis ir tobulins. Tokia ta gyvenimo filosofija. Viskas vyksta dėl manęs. Viskas vyksta dėl tavęs. Tavo gyvenime viskas vyksta dėl tavęs. Nors galbūt protu kartais tai sunku. Ne kartais, dažnai sunku suvokti, suprast, kodėl man dabar tokie išbandymai, sunkumai, problemos, iššūkiai ateina. Tačiau, jeigu visą tai, kas vyksta mano gyvenime, aš pradedu žiūrėti per pozityviai, galinančią, auginančią ir mane kažkur vedančią ir mane formuojančią kažkokią asmenybę, per tokią prizmę pradedu tai žiūrėti, nors šito metu aš patiriu sunkumus dėl tos nepatogios susiklosčiusios situacijos ar santykių. Tačiau turint galvos kamputį tą idėją, kad tai vyksta, viskas vyksta dėl manęs. Gyvenimas vyksta man. Jis vyksta geriausia, nuostabiausia, harmoniškiausia forma man. Ir galbūt dabar aš turiu patirti kažkiek nepatogumo tam, kad tai mane išvestų visai kitą lygmenį, visai kitą kokybę gyvenimo. Ir kai tai pradedi žiūrėti gyvenimą, supranti, kad sąlygos ir aplinkybės visą laiką yra teigiamos. Galbūt jos proto, sąlygoto mąstymui, esamuoju momentu yra nepatogios, tačiau
Jeigu sugebi išsitrauk galvą iš subinės ir pažiūrėti ir pamatyti savo gyvenimą platesniai perspektyvai, tu gali pamatyti, kad viskas ir visą laiką vyko specialiai tau. Ir dėl tavęs. Sutikti žmonės gauti pasiūlymai, prarastos galimybės, užsidariusios durys ir atsivėrę nauji langai visą laiką vyko specialiai tau. Čia aplink visur viskas krebžda. Karksi, šliaužia. Toks pliusas filmuojant gamtoj. Taigi viskas vyksta man ir dėl manęs. Tai mane kažkur veda, tai mane kažkaip formuoja. Ir žiūrint atgal, visą laiką galima pamatyti, pasistengus, subtilę gyvenimiškų įvykių grandinę, kur vienas įvykis, kitas įvykis, vienas pažintas, trečios situacijos mane atvedė ten, kur aš turėjau atsidurti, labai harmoningą santykį, naujas galimybės, naujus darbo pasiūlymus ir panašiai. Ir kiti viską matai iš didesnio paveikslo perspektyvas. Tie maži nepatogumai, kuriuos anksčiau patyriau, mane atvedė tokius didžiulius asmeninius laimėjimus, už kuriuos aš esu dėkingas, kurių dėka aš tapau to, ko turiu tapti. Ir aš džiaugiuosi tuo, ko aš esu dabar. Mane džiugino, aš save džiuginu toks, koks esu dabar. Tačiau to nebūčiau pasiekęs be tų nepatogių iš komforto zonos mane verčiančių judėt aplinkybių ir situacijų ir santykių, kurie tuo momentu buvo nepatogus, stresą varantis, nerimą keliantis. Tačiau dėka jų aš pasikeičiau ir tapau tuo, ko aš iš tikrųjų norėjau tapti. Tai buvo augimą skatinančios aplinkybės, pokyčiai ir nauji santykiai, kurie vėlgi pradžioj visą laiką būna nepatogus, tačiau kai žiūri atgal, tai visą laiką kažkur išveda, padeda tapt kažkuo, suformuoja mano naują asmenybės dalį, kurios man reikia, kad pasiekčiau tai, ką aš noriu pasiekti, apie ką svajoju. Ir įtikėti šituo konceptu, šitą filosofiją padeda ta filosofija, kad viskas, kas įvyksta mano gyvenime ir mane paliečia, kažkokią formą vyksta dėl manęs. Kiekviena detalė kaip filme. Joks kadras nėra rodomas veltui. Labai retai filme yra parodomas beprasmis kadras. Nes jis vis laikais atlieka kažkokią funkciją, kad padėtų suprast personažą ir filmo esmę. Aš esu savo gyvenimo dramos pagrindinis personažas. Viskas, kas įvyksta mano gyvenime ir paliečia mane, vyksta dėl manęs. Galbūt aš dabar to nesuprantu, bet kažkurio filmo dalyje aš tą suprasiu ir pamatysiu, kad dėka to, kas tenai tada įvyko, aš tapau to, ką turėjau tapti, aš pasiekiau tą, ką norėjau pasiekti, ką turėjau pasiekti. Tačiau svarbu taip pat suprasti, kad mes esame didus ir galingi savo filmų režisieriai ir prodiuseriai. Mes kuriam tą scenarijų, suteikiam prasmę vieniems ir kitiems įvykiams arba tiems kadrams ar smulkmenoms, kurios įvyksta mūsų gyvenime. Mes esam savo gyvenimo centrai ir mūsų gyvenimas vyksta mums ir dėl mūsų. Tačiau svarbu suprasti, ką man tai duoda, kur mane tai veda, ko aš galiu iš to išmokti. Kaip aš galiu to pasinaudoti šito momentiniu, dabartiniu nepatogumu. Ką jis man duoda? Man rodos, iš esu kažkur skaitęs, kad dar tai vadinamas tas konceptas augimo filosofija. Viskas, kas įvyksta man ir dėl manęs ir kaip aš to galiu pasinaudoti, kaip mane tai augina, moko ir tobulina. Ir tokiu atveju, įsileidus tokią koncepciją, dar kitaip pavadinus, augimo filosofija,
Visos gyvenimo patirtis tampa mumis auginančiamis patirtimis. Mes pradedam sugebėti iš visko mokytis. Visur yra tik experiences, patirtis, kiekvienam žingsnį yra patirtis, kurią mes galim įsisavinti ir kelt savo asmenybės lygį, asmenybės brandos lygį. Visur yra misijos, side questai, visokios užduotis, kurias įgyvendinus mes gaunam patirties taškų, o su patirties taškais mes auginam save kaip asmenybę, jos brandumo lygį keliam. Pasiekus tam tikrą lygį brandos, atsiveria nauji suvokimai, nauji supratimai, nauji galimybių matmenys ir pločiai. Tai iš gyvenimo filmo mes pereinam į gyvenimo žaidimą. Kas vėlgi tampa augimo filosofija. Mes iš visko pradedam mokytis. Mes tampam atviri ir priemantis bet kokias gyvenimo aplinkybės, situacijas ir santykius ir ieškom tame pamokos, kuri mums padėtų tapti tobulesniais. Pamokos, kuri padėtų kelt savo asmenybės brandos lygį, pamokos, kuri padėtų mums keistis, augti ir tobulėti. Ir kai pradedi gyventi šitą augimo filosofiją, šitą žaidimo filosofiją, šitą filmo ir pagrindinio personažo filosofiją, visas gyvenimo aplinkybės tampa naudingomis. Viskas, kas mano gyvenime įvyksta man ir dėl manęs. Tai tik mano atsakomybės reikalas, mano pasirinkimo, laisvos valios ir pasirinkimo reikalas, kiek aš iš to pasiimsiu, kiek aš pasiimsiu patirties, taškų iš tos patirties įvykio situacijos. Ką aš iš to išmokau, kaip aš to pasinaudosiu ateityje. Ir kiekvienam žingsnį mes pradedam augti, tobulėti ir keistis. Augimo filosofija. Miško monologai. Laurynas Prasmingas. Ačiū už dėmesį.